Kino teatrai sparčiai perina į kitą rodymo formatą, turbūt žinot, kad celiulioidas kaip ir miršta. 35 mm juostelė kino juosta ir sparčiai statomi yra skaitmeniniai projektoriai, kurie užtikrina geresnę kokybę vaizdo garso. Plus labai sumažina kaštus pačio rodymo, ta prasme, kadangi nebėra jokio fizinio pavydalo kino, tai reiškia, kad tiesiog automatiškai visi kino teatrai prieina prie įvairesnio turinio filmų. Reiškia įvairesnę programą, daugiau filmų ir taip toliau. Tai, žodžiu, mes irgi norim nesilikti nuo šitos pažangos, nuo šitos plėtros, tokios technologinės, ir šiemet tikiuosi jau pastatysim tą skaitmeninį projektorių, kuris yra be galo brangus. Todėl mums падeda savivaldybė, Культурной ministerija, Europos комиссия. Если мы будем говорить о фильме «Блокада», то мы старались делать картину таким образом. Я думаю, что равноценным соавтором этой картины является и звукорежиссер, поскольку без такой звуковой палитры, сложной, достаточно сложной и тонкой, невозможно было сделать эту картину. И мы старались ее делать таким образом, чтобы дать возможность проявиться материалу, чтобы зритель мог погрузиться в это состояние, в этот город и увидеть архивный материал по-другому. Это касается не только архива «Блокады», это другой подход к архивному материалу. Когда вам показывают нечто, звучит музыка и вам комментируют какие-то события исторические, у вас одно отношение, но когда вы сами предоставлены на волю вашего внутреннего комментария, это совсем другое отношение. И тогда материал перестает быть архивным. Он для вас становится не чем-то за стеклом, а чем-то живым, дышащим. Lietuvos muzikos ir teatro akademija galėjo tik tai, dar visai neseniai galėjo tik tai pasvajoti apie tokias erdves ir apie tokią techninę įrangą mūsų audiovizualiųjų menų kūrėjams. Ir manau, kad audiovizualiųjų menų inkubatoriaus, industrijos inkubatoriaus šitos naujausios, reiškia, technikos galimybės tikrai inspiruos mūsų kūrėjus ir suteiks galimybę mums daug geresnę rengti aukštos kvalifikacijos kino ir televizijos specialistus. Manau, kas dar yra labai svarbu, kad šitas inkubatorius gali padėti neprarasti talentingo meno jaunimo. Jis suteikia šansą labai šiais laikais reikliam techniniams galimybėms jaunimui rinkti studijas Lietuvoje. Aišku, suteikia galimybės taip pat kurti bendras, galbūt su Vilniaus dailės akademija, studijų programas
dalyvauti tarpdisciplininiuose projektuose. Taip kad mes iš tiesų labai džiaugiamės ir kviečiame mūsų aukštųjų mokyklų kūrėjus įsijungti į tą veiklą ir kurti audiovizualiųjų menų produkciją, kuri bus konkurencinga pasaulinėje rinkoje. Šita idėja inkubatoriaus gimė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojos Inesos Kurklietytės galvoje. Jis sumanė, pradėjo darbą ir atliko jį iki galo. Iš tiesų, tikrai mes lenkiamės žemai, mūsų dėstytojai, ir didžiuojamės ją. Inkubatoriaus idėja turbūt iškilo prieš kokius gerus 3 metus. Vilniaus dailės akademijos rektorius buvo Adomas Butrimas, po to Arūnas Gilūnas buvo prorektorius, kuris po to tapo kultūros ministru. Ir aš tik tai kaip lyg irgi užbaigiau tą projektą, kuris buvo sumanytas anksčiau. Bet bendradarbiavimas su Muzikos ir teatro akademija iš tikrųjų tai yra toksai bendradarbiavimas tokių dviejų pakankamai artimų savo specifiką, savo kūrybiškumų institucijų ir dažniausiai tas bendradarbiavimas yra pakankamai lengvas. Sakysime, mūsų scenografai, mūsų dailininkai dirba bendruose projektuose su Muzikos ir teatro akademijos studentais, kurdami teatro scenografijas, naudodamisi pačiais įvairiausiais ryšiais tarpusavio. Mano nuomonė tai yra puiku, yra labai daug reikalingos technikos, kurią naudojant visas tas kino procesas nesustos, jisai bus įmanomas iš tikrųjų. Galbūt aš pasigendu, bet čia tai yra ateities klausimas, tokia blue screen technologija yra, arba green screen technologija, kuri leidžia pakankamai įtikina mūsų kino filmus kurti su labai nedidelėm sąnaudom. Bet čia, manau, čia artimiausioje ateityje galima galvoti apie tai ir investuoti šiek tiek pinigų ir sukurti ir turėti dar ir tokią technologiją. Be abejo, Muzikos ir teatro akademijos specifika daug artimesnė šito inkubatoriaus specifikai, bet nežiūrint į tai, Vilniaus dailės akademija turi keletą programų, kurios galėtų sėkmingai naudotis šito inkubatoriaus paslaugomis. Tuo labiau, kad Vilniaus dailės akademija yra vienas iš steigėjų šito inkubatoriaus, tai mes jau lyg ir privalome. Ir tai būtų neprotinga nepasinaudoti šitomis galimybėmis. Mes turime animacijos programą, mes turime teatro ir kino dailininkų programą. Ir šitie mūsų studentai iš tikrųjų galėtų labai nesunkiai integruotis į inkubatoriaus veiklas. Turint mintyje visas įmanomas galimybės, tiek rezidencijų galimybės, tiek technikos panaudojimo. Didelės galimybės, kadangi technika yra unikali ir toli gražu ne visur tokią techniką galima rasti.